Klaipėdos Neptūno vyriausiojo trenerio Kazio Maksvyčio komentarai apie rungtynes, prašom. Noriu pasveikinti Varžovus pergalę. Jie šiandien nusipelnė. Jūs matėte, mes tikrai važiavom pralaimėti ir bandėm išlaikyti pat rungtynių galą. Planinė rungtynės Varsija persikėlė Klaipėdą. Ir toliau žadėme nenusileisti, neaišku, kaip seksis, bet mes nesiryžėm. Žiūrovai liktų nuvilti finalo seriją. Kalbant apie šiandien rungtynės, tai turbūt vienas iš svarbiausių faktorių buvo, nes taip sužaisti čestinį Lietuvą, kurios prieš mus, vadikim, taip nesužaisdavo, jeigu sužaisti statistiką. Na ir, aišku, yra kai kurias klaidas, iš kur gavom taškų, pažiūrėsim, bandysim atsigauti morališkai, fiziškai. Klausimų treneriui. Kas treneris atsitiko nuo trečiojo kėlinio? Na, porinė duobė ir aš atsiprašau komandos už tą techninę gražą, kai buvo mano sužaidimą, nežinau, išsiaiškiai atsitenkinimą, aš kažką buvau nubaustas ir porinė duobė, sustojom žaisti, o Žalgiris pasinaudojo, tai yra tokia komanda ir žiūrint iš šono, tai turbūt tas kėlinys ir lėmė, nes kitus kėlinius uždėmė lygiai ir gal net laimėjom. Šitą vėl nekėlėme. Ir tai lėmė mūsų gal nepatyrimas, gal neaišku, Žalgiris turėtų žaisti taip, kaip jūs norite. Nežinau, kad čia gali būti galima nusimušti. Savo Žalgirį nukalėdavo visą parų komandai. Neatrodo. Mes vis dar turim namų aikštelės panašumą. Ir nežinau, kaip nusiteikė Žalgiris, bet šios metas nusiteikė kovoti iki galo, nesiruošė mėtytis nuo atostogų ir turim ambicijų. Nežinau, užteks tų ambicijų ir galimybių gyventi savo ambiciją. Treneri, pirmoji rungtynė jūsų komanda turėjo 9 taškų. Pasakoma, kad žmonės ėmė dėlės prieš Žalgirį. Taip, ir mane šiek tiek liūdina, kad mes neišlaikėm tos persvaros, nes mes tai buvom didesnės persvaros. 2 kėlinių, bet patys jie išvaistėm, leidėdami įsimėtyti Žalgirio 30-ninkams. Ir galbūt tai buvo vienas faktorių, kuris lėmė rungtynių baigtį. Matom, jie reikia turbūt nuvertinti Žalgirio gynybos. Krepšinis yra taip, kad vieną laimį, kitą pralaimį, vienas sekasi, kitas neįsiseka. Martyno gerai įsijungė Jonas Butkevičius. Džiaugiamės, nes atsirado kitų žaidėjų, kurie bandė jį pakeisti. Jonas Butkevičius šiandien apskritai turbūt tapo serijos X faktorius. Taip, nepaslaptis Arnas laukia sezono pabaigos Minsko operacijos. Tarp tikrų leidimų žaidžia ir mažiau jis žaidė prieš tai, bet čia jie žaidimais turėjo, tai kaip sakant, buvo nuodėmė išimti. Ir šiandien jis tikrai vienu momentu taip buvo. Gali būti, kai pralaimėm, tai ieškam būdų visur. Mes netikrai žinėm. Tai pirmoji vieningai buvo gal ir taktinė, bet gal buvo žmogiškas faktorius, kažkas turėjo tokį savo šitamas ir iš noro kažką. Dėkui.